Šiandien aš noriu Jums pristatyti dvi legendas ir aš nepabijosiu šito žodžio. Tai yra tikrai didžiulės legendos. Tai yra atsinaujinęs ir skonis yra, pasakyčiau, nepakartojamas. Būkit sveiki. Manai yra, profesionalai šito, bet, Ir nuo pat savo karjeros pradžios aš tiesiog išsižiojęs stebėdavau šitos džentelmenus ir... Kaip gražiai pasitiko, man. Pats judėjimas yra toks kaip nelengvas svorio, bet kai prieina arti, jis tada ant pilno pado atsistoja ir jau jau statinėja visus savo smūgius. Ir tai yra istorija. Ir pažiūrėkit, čia yra sunkia svoriai. Stiprus, galingas smūgis. Noriu padėkoti Patreon ir Contribui platformos rėmėjams už tai, kad jūs esate kartu. Sergej Maslaboje! Sveiki, mėly draugai! Šiandien aš noriu Jums pristatyti dvi legendas ir aš nepabijosiu šito žodžio. Tai yra tikrai didžiulės legendos. Tai yra sportininkai, į kuriuos lygiavosi turbūt visas pasaulis, kas užsiėmė kovos menais, kas užsiėmė kickboxingu ypatingai, Muay Thai. Tai yra Ernesto Hoost, dar kitaip žinomas Mr. Perfect, ir Peter Aerts, dar kitaip žinomas Dutch Lumberjack. Tai yra žmonės abudu iš Olandijos, bet labai skirtingo stiliaus kovotojai. Ir nuo pat savo karjeros pradžios aš tiesiog išsižiojęs stebėdavau šitos džentelmenus ir buvo be galo įdomu stebėti jų techniką, jų taktiką, kaip jie mąsto, kaip jie smūgiuoja, kaip jie užbaigia kombinacijas, kokias trajektorijas, kokiais kampais smūgiuoja. Tai buvo žmonės, į kuriuos aš stengiausi lygiuotis pirmaisiais savo karjeros metais. Todėl aš šiandien nusprendžiau parodyti juos ir jums. Patys šitie džentelmenai yra susitikę ringe netgi 6 kartus. Pirmą kartą 88 metais, paskutinį kartą 2014 metais spalio 19 dieną. Wow, tai bent laikotarpis, tai bent istorija sieja šios džentelmenus, ką? Toks mažas teaseris, kad didžiąją dalį kovų laimėjo Ernesto Hoost. Bet ar tikrai jis yra geresnis? Aš nežinau. Priklauso labai nuo stiliaus ir nuo varžovo. Pavyzdžiui, irgi yra, kurią mes kovą taip pat apžvelgsime ateityje. Ernesto Hoost yra 2 kartus pralaimėjęs tokiam kovotojui kaip Bob Sapp. Ir kaip jis pats savo interviu sakė, kad kas yra apmaudžiausia, o jį nugalėjo visi, ką esu nugalėjęs aš. Bet aš jam esu pralaimėjęs 2 kartus. O toks yra paradoksas gyvenime, taip jau būna. Bet šiandien mes pažiūrėsime su jumis kovą 95 metų K1, legendinio K1 Grand Prix pusfinalio kovą tarp Ernesto Hoost ir Peter Aerts. Ir aš neatsimenu šitos kovos pats, bet aš tikiu, kad visos kovos buvo labai įdomios ir aš tikiu, kad ir ši bus taip pat labai įdomi. Tad iššaunam Dinamito. Beje, noriu pasidžiaugti, kad Dinamitas išleido kelis naujus skonius ir tikrai yra atsinaujinęs ir skonis yra, pasakyčiau, nepakartojamas. Būkit sveiki. Tikrai labai skanus. Ir etiketė labai graži. Pornstar cocktail. Būtent man. Gerai, važiuojam prie kovos. Semifinal K1 World Grand Prix. Ir mes matome, kad netgi įrašas nebus dėja toksai kokybiškas iš 95 metų, bet ne kokybės mes čia ieškom, brangieji, mes ieškom kovos kokybės. Mes, pavyzdžiui, pačio grožio kovos. Ir galim pažiūrėti, kaip visas tas Grand Prix evoliucionavo, kaip jisai prasidėjo. O čia tie patys gražiausi K1 Grand Prix metai. Kokie išėjimai būdavo. Kaip senojoje Amerikoje. Geras.
Čia tas stilius, pabrėžintis jo pravardę, Dutch Lumberjack, medkirtys, Olandų medkirtys, Peter Artsas. Dabar bus pristatomas Ernesto Husas. Ir tas kovotojas visą laiką žavėjo savo stilių. Peter Artsas turi tiek daug nokautų. Ir tiek daug nokautų padarytas iš high kickų tiesiog nerealiai. Nerealiai daug ir nerealiai gražių akimirkų yra padovanojęs žiūrovom ir mums, kovos menų fanams, gerbėjams. Ernesto Hus savo stiliuką turi, jisai vadinosi Mr. Perfect, kai jisai prieidavo ir tokiais bum, atrodo, pliauskom, muždavo ir užbaigdavo tokiais laukikais, kad atrodo ne ką silpniau negu tas medkirčio kirvis per kojas eidavo. Ir man bus labai įdomu pažiūrėti, kaip šitoj kovoje šitie džentelmenai kovos vien su kitu. Tai yra 95 metai, jie dar yra gan jauni, turbūt savo žydėjimo metais. Peter Artsas atstovauja Čekuriki Gym. Jo kampe galite pamatyti trenerį ilgais plaukais Tomą Harinką. Jisai yra legendinis treneris, atvežęs kickboxer Muay Thai į Olandiją ir jį patobulinęs ir vėliau padėjęs užauginti tokias žvaigždės kaip Raymond Dekkers. Beje, visai neseniai buvau Kroatijai ir teko pačiatinti su Tomu Harinku ir susitarėm beje susitikti Lietuvoje. Tai vėlgi bus galbūt įdomus projektai ateityje. Na, pradžia kovos. Ir bet pažiūrėkit, tas stilius, toksai kombinuotas kickboksas su Muay Thai, kur senas kickboksas tai buvo kaip bokso stovėsna ir Muay Thai, kur tas per filmus sena stovėsna ir pas abiejų jų ta plati stovėsna rankų laikysena su gan žemai nuleistom rankom. Kojos gan tiesios. Bet keliai yra, grinai čia Muay Thai mokykla, šitie būdų džentelmenai yra, grinai, profesionalai šito, bet, legendiniai high kickai, kurie ne vieną žmogų yra paguldę. Šiai dienai stilius yra labai pasikeitęs, stilius yra labai kitoks, yra labiau uždara gynyba, yra visai kitoks judėjimas, bet pažiūrėkit, iš niekur, atrodo, kojas lekia, iš niekur. Man net sunku kalbėti, nes atrodo, ta įtampėlė vis laukia, kas to atsitiks. Nes jo, kai ir gynyba yra tokia gan atvira, tai yra kiekvieną akimirką gali kažkas atsitikti, nelabai, sakykime, linksmo vienam iš kovotojui. Bet mes matome, kad nuo pirmų minučių
Hebra įdeda visas jėgas į kiekvieną smūgį. Ui. Stipriai, labai stipriai. Ir atrodo, nors čia yra sunkia svoriai, bet Peter Artsas, pažiūrėkit, beveik vieną liniją, kojas sustatytos yra. Ir ant piršto galiuko šokinėja. Nu, viršus labai įsitempęs, bet nes paruoštas kiekvienam stipriam smūgiui, bet grinai jau tas iš Muay Thai. Bet pats judėjimas yra toks kaip nelengvas svorio, bet kai prieina arti, jis tada duk ant pilno pado atsistoja ir jau dum, jau statinėja visus savo smūgius. Va, matot, iš karto tvirtai ant kojų stovintis. O, čia paslydo netyčia. Va, šitie Ernesto Husto irgi vieni iš braižo mušti dešinį visą laiką per viršų, linkti į kairę pusę ir per viršų mesti dešinę ranką. Kas yra tikrai ne vieną kartą sužeidė ne vieną sportininką. Ui, kaip gražiai pasitiko, man prametė, bam. O čia yra tas taimingas ir distancijos jutimas, kai tu žinai, kada pasitraukti, pramesti žmogų ir kada jisai daro tą pauzę, bam. Ir čia jau, jeigu būtų šiek tiek stipresni smūgiai, galėjo ir užbaigti šią kovą. Bum, kaip persimetė. Bandė išeiti į šoną, iš pradžių nesigavo ir čia dung. Bet pažiūrėkit, matot, kaip abudu atviri kovotojai. Rankos belekur. Tada technika tais laikais buvo visai kitokia. Ir kitaip ir kovojo jie. Todėl taip tiek daug ir nokautų anksčiau būdavo. Nu, už pirmą raundą. Kojas pas Peter Artsą gan tiesios ir sunku yra minkštai vaikščioti su tokiom kojom. Bet kartais jisai labiau sulenka, tada mes matom, kad jisai plastiškiau toks judėjimas į šonus prasideda. Bum. Bando lipti po biškį Artsas dirbti labai. Oi, gerą hakiją prasileido, biškį paplaukė, tikrai jau paplaukė. Mes matom, kad vis dar svirduliuoja Peter Artsas. Ir tokie momentai, kai kiti kovotojai arba netgi teisėjai arba žiūrovai net nepastebi. Atrodo, praėjo smūgis, tai praėjo, bet kas iš to? Bet tie mikro tokie judesiukai nekoordinuoti. Iš karto duoda tau ženklą, kad kažkas su kovotoju yra ne taip. Kad reiškia, jisai prasileido tą smūgį, tikslų smūgį, kaip aš jau buvau sakęs ne kartą, kad sudinant šiknos ne stiprų smūgį, o tikslus. Ir tada, kai žmogus jų nemato, netikėti, tai tas gali labai išbalansuoti ir paskui pakeisti visą tolimesnės kovos eigą. Bet Artsas, Tomasai buvo pasižymėdavo dėl savo charakterio, dėl savo širdies. Kiek esu kalbėjęs su Olandais ir dalinosi, Peter Artsas būdavo vienas iš tų, kur laisvojų periodų, atrodo, sėdi prie alaus bokalo, gerai, ir jiem paskambina, sako, reikia rytoj važiuoti pakovoti. Ar turi ką nors? Galiu pats nuvažiuoti. Tiesiog bokalą, da gerai. Ir sako, viskas, einu miegoti, rytoj man kovoti. O tokiam stiliuje. Ir yra žmogus su didžiulė širdim, kuris visą laiką, kaip matote, netgi šitoj kovoj, visą laiką stengiasi eiti į priekį. Ir nesvarbu, kad jisai tik prasileido high kicką, kad buvo paplaukęs, vis tiek eina į priekį. Ir kaip mes apskritai galime matyti, kad anksčiau tokie labiau, žinot,
Labai stiprus charakteris pasižymėjo pas kovotojus. Kai ta technika galbūt būdavo šiek tiek kitokia, nebuvo tik daug galbūt taktikos, tai labai dominuodavo būtent širdis ir charakteris. Antras raundas baigėsi. Ne, šitų kovų, tiesiog atrodo neįmanoma atsistebėti, neįmanoma atsižiūrėti. Jas gali žiūrėti. Tai yra legendinės K1 kovos. Labai gražu. Ir tai yra istorija. Ir pažiūrėkit, čia yra sunkia svoriai. Oi, stiprus galingas smūgis. Ir sakau, vėlgi čia yra vienas iš Ernesto Husto toks kabliukų, kai jisai mėgsta iš pradžių kirst kojas ir paskiau kelti į galvą. Tai yra du nuostabus meistrai. Trečias raundas, paskutinis. Hustas šiek tiek, jeigu galite atkreipti dėmesį, kaip Hustas yra atrėmęs galinę koją. Jisai yra atrėmęs galinę koją, kad galėtų atlaikyti bet kurį smūgį ir iš karto kontratakuoti. Su ištiestom kojom stovint atgal, tai yra labai sunku daryti. Žmogus pradeda žingsniuoti, pradeda veltis jo kojas, pradeda išsibalansuoti. Ką Ernesto Hustas daro labai teisingai, tai jisai turi atramą ir jisai pasiruošęs iš karto kontrakuoti, ką mes matom. Tik Ercas prie ar šiek tiek arčiau, iš karto puola Hustas į priekį. O, vėl Hakikų bando prigauti, nes rankos pas Ercą labai žemai, labai pavojingai žemai, aš sakyčiau. Turėtų būti šiek tiek aukštesnės rankos. Ir matom, kad pradeda prasileidinėti nemažai smūgių Ercas, bet vis tiek nieko nekeičia. Jis toliau kaip tankas eina į priekį ir bando palaužti savo priešininką rankų smūgiais. Bet tas įėjimas ant pirštų galiukų atrodo toks, wow. Atrodo lyg krisdamas į priekį ir bando save sustabdyti. Ir va šitas jo yra vienas iš tokių irgi filminių smūgių, kur krisdamas į priekį meta tas galinės rankos tiesų smūgį. Bet šiais laikais tai yra be galo pavojinga, nes šiais laikais daugiau žmonės išeidinėja į šoną, prametinėja kitus priešininkus ir čia jau galėtų jau jį permušinėti po šitokios atakos, jeigu žino, kad jau ne vieną kartą yra daręs šitą veiksmą. Tais laikais K1 dar leisdavo šiek tiek ir griebti už galvos, ir tempti galvą ant kelio. Ir padaryti kelis dar veiksmus, laikant žmogų klinčią. Šiais laikais galima tik tais paimti, jeigu klinčia, vienas smūgis keliu ir turi iškart paleisti. Bum. Ir toksai, tas paskutinėse raunduose dažnai Ercas būna, būtent tas stilius pas jį toks kaip girto svirdulio. Galva tokia tabaluojasi, kūnas visas toksai sugležęs, bet smūgiai vis tiek yra labai stiprus. Ui, gražiai, labai gražiai sudirba Ercas. Matosi, kad jisai nori pergalės. Kas čia buvo, prakirtimas? Taip, prakirto nosį, gal virš nosies antakį Ercui. Bet mes matome, kad būtent tas momentas, kai kovos galas ir čia yra Grand Prix, tu privalai parodyti, kad tu nori tos pergalės. Čia
Žino, kad Uhu Hustas, kad 2 raundus galbūt šiek tiek vedė, kad jiem reikia tiesiog datemti laiką, ilsėtis, nes ateins dar finalas. Ercas kaip tik bando išplėšti tą pergalę, eidamas į priekį ir jokių būdų nepasiduodamas. Dabar bando tepti vazelino, išdžiovinti nuo kraujo, užtepti vazelino ir toliau. Ir matomės, Ercas toliau rodo tą norą laimėti. Neatiduoda pergalės Hustui. Ir kiti būna vien už aktyvumą ir už šitą noro parodymą skiria taškus arba skiria dominavimą, pergalę. Na tikrai, kova buvo apylygi. Pradžią padarė mano akimis Hustas, galą padarė Peter Ercas. Ir labai įdomu, koks bus verdiktas teisėjų. Dieve mano, tas naujas pasiflorų skonis dinamito yra be galo skanus, tarp kitko. Ir tokia tyla arenoje. O, treneris Tom Haring. Pirmas Peter Ercas. Ernesto Husto. Netgi nustebo Hustas. Draw. Extra raundas. Viskas kaip ir teisingai. Extra raundas. Duokit vyrams dar vieną raundą, kad jie parodytų, kas yra kas. Kas tikrai nori šitos pergalės. Bet atrodo, kaip aš sakiau, sunkia svoriai. Toks aukštas tempas. Ir pažiūrėkit, jie stovi lyg nekovoja. laisvai kvepuoja, atrodo. Toli gražu nepalūžė. Na ir ekstra raundas. Labai tikimės gražios kovos pabaigos. Važiuojam. Iš karto Peter Ercas vėl savo stilium, ant pirštų galiukų į priekį ir pradeda krist. O kaip matote, leidžia tempti, laikyti. Dar tais laikais leisdavo paimti už klinčio ir tempti. Na ir tada jau smūgiuoti netgi keliais jau. Ilgiau. Ernesto Hustas savo stilių išlaiko distanciją ir kad, iš kurios galėtų jisai šiek tiek kontroliuoti savo priešininką. Matomai jisai labiau pervargo šitoj kovoj, tai išlaiko tą distanciją, iš kur galėtų smūgiuoti ir tik prieina į artimą distanciją Peter Ercas, iš karto jisai grebia klinčią ir čia jau klinčią smūgiuoja keliais. Renka taškelius. Ten tokie, jeigu nešvarų smūgiai, tai tos taškus nelabai ir gausi. Čia toks vos nepraėjimas į kojas buvo imtynininkų. Įdomus periodas. Epizodas, atsiprašau. Na čia jau toksai matosi, kad švarios kovos nenori vyrukai, nes tikrai tas nuovargis turbūt duoda savo. Va. Peter Ercas daug švariau atrodo dirba, stengiasi prieiti į tą vidutinį distanciją, pradėti smūgiuoti, bet jau stiprus smūgius jau duoti. Ką Hustas daro, jis visą laiką antro numeriu ir čia matome, kad jis jau netgi kontratakuoti nelabai nori, bet nebent jisai laukia to momento, kada atsipalaiduos Ercas ir tada kontraatakuoti. Kaip mes matėme prieš tai, ta kojytė jo iš niekur atrodo parėjo. O jisai tą moka padaryti tikrai labai gerai.
Bam. Ir šitie du džentelmenai, man atrodo, yra daugiausia kartų abudu laimėję tą Grand Prix legendinį aštuntuką. Ar 16, 8, man atrodo, buvo. Kaip per vakarą vėlgi 3 kovos, tai tais laikais būdavo labai populiaru. Ir daugiausiai tą Grand Prix yra laimėję būtent šitie džentelmenai. Tai čia, kaip aš ir sakiau, dviejų legendų dvikova. Nusivylęs Peter Ercas, kad nėjo prigauti savo priešininko, kad nėjo boksuotis su jo Hustas, kad vėlė jį į savo žaidimą, į klinčą. Tais laikais dar tie treningai tokie įdomus būdavo. Mano nuomonė, turėtų laimėti Ercas. Peter Ercas laimėjo. Šią kovą labiau parodė norą laimėti Peter Ercas, realiai. Matome, kad ekstra raundą Ernesto Hustas buvo pervargęs ir neturėjo jėgų aštriems smūgiams, permušimams, bet tai yra legendinė būdų kovotojai. Ir būna kartais taip, kad nors tu būni kartais ir tikrai geresnis kovotojas, bet ta diena yra tiesiog ne tavo diena. Kartais taip atsitinka. Tai aš noriu jūsų dabar paklausti, kokia jūsų nuomonė apie šią kovą? Ar jums patiko jinai? Man tokios kovos, legendinės kovos yra be galo įdomios. Ir kitas klausimas, ar jūs norėtumėte pamatyti dar vieną šių džentelmenų kovą? Nes tai yra, kaip ir minėjau prieš tai, yra vyrukai, iš kurių mokėsi daugelis. Ir galbūt netgi dabar gali pasimokyti daugelis. Ypatingai ko? Širdies. Kaip reikia atiduoti visą save. Nesvarbu, kad sunkias svoris iš visų jėgų į priekį. Ypatingai kaip šioj kovoje Peter Ercas. Atrodo jau svirduliuoja, bet vis tiek krisdamas, eidamas į priekį, jis parodo savo norą laimėti. Iš šitų džentelmenų aš kažkada mokiausi taip pat. O šito. Na, aš jums noriu padėkoti, Hebra, už tai, kad jūs esate kartu, už tai, kad jūs padedat man kurti kovos menų bendruomenę. Noriu padėkoti ypatingai savo rėmėjams, Dynamitui, BetSafe'ui. Noriu padėkoti Patreon ir Contribui platformos rėmėjams už tai, kad jūs esate kartu. Rašykite komentaruose, kokią kovą norėtumėt apžvelgti, o galbūt sekančią kovą šitų džentelmenų norėtumėt pasižiūrėti. Taip pat nuomonę apie šią apžvalgą. Dalinkitės, like, subscribe, labai nedaug liko iki 30 000, tai su jūsų pagalba mes būtinai pasieksime tą skaičių. Dar kartą visiems ačiū ir iki sekančio karto.